makiažų, nieko, aš negaliu turėti jokių aksesuarų, jokių žiedų. Mano pirmas dalykas, einu į namus, aš viską turiu nusiimti, aš turiu būti visiškai švari. Ir yra tokia taisyklė pas mane, kuo blogiau atrodau, reiškia, tuo geriau einasi kūryba. Bet negali apsirengti nuo galvos iki kojų humaną, tada tu atrodysi purvinas dažniausiai, toks šiukšlinis, kaip mes sakom. Ir tai vat labai stengiamės vienas daiktas, vienas du daiktai humaną, o tada geri batai, geras paltas. Ir labai išsibalansuoja viskas gerai. Aprilis yra lotyniškas žodis balandžiui, April, balandžio mėnuo, tai mano gimimo mėnuo pirmiausia. Mano irgi. O kurią dieną? 27. Ką? Negali būti! Ne. Taip. Eina savo. O kelintais metais gimus? 96. A, gerai. Truputį. Nu gerai, trupučiuką kertas. 27. Geras. Jaučia energiją. Man netgi šiurpas eina. Wow. Sveiki, aš esu Valerija Fitzbrasė ir tai laida Kūryba be filtrų. Šiandien aš esu svečiuose pas drabužių dizainerę, mados namų Aprilis įkūrėją Rūtą Kvaščevičiūtę. Labas, Rūta. Labas. Esi labai graži moteris ir mūsų draugai korėjietiškos kosmetikos elektroninė parduotuvė Asian Blossom siunčia tau šilčiausius linkėjimus ir perduoda tau štai tokias dovanas tavo grožio puoselėjimui. Ačiū labai, dėkui. O man dabar išpakuoti? Gali išpakuoti, jeigu nori. Išpakuosiu, dabar pažiūrėsiu, kas čia. O, tu dieve, kaip gražu. Ar čia yra vitaminai? Ne, čia kremukas, koksai įpakavimas. Ai, patch matau. Gerai, tai gerai. Mes norime prisidėti prie tavo grožio puoselėjimo, kad būtum dar gražesnė moteris. Ne veltui sako, kad korėjietis yra vienas gražiausių moterų pasaulyje, nes jų oda yra išpuoselė, tai kaip nieko kito. Nu ką, o dabar prieisime prie mūsų svarbesnių reikalų ir labai noriu apie tave, Rūta, daugiau sužinoti, nes iš tikrųjų tavo kūryba jinai yra tikrai neeilinė ir tu kuri drabužius, kurie neatlieka, kaip sakyti, tiesioginės drabužio funkcijos, ne, kuriamis turim dėvėti, bet tavo kiekvienas drabužis turi atskirą istoriją. Gal gali papasakoti, apie ką yra tavo kūryba? Didelis klausimas ir tokia labai plačia prasme, tai turbūt būtų autoetnografinė kūryba. Tas pats kaip ir akademijoje mano tyrimų sritis, ten, kur aš save realizuoju kaip mados mokslininkė, skambiai pasakyta, bet kur aš atlieku tyrimą mados, kur aš ieškau inspiracijos šaltinių, rašau. Tai vat, ta tyrimų sritis vadinasi autoetnografija. Ir viskas sueina į mano kūrybą Aprilyje. Viskas labai glaudžiai susiję, viskas labai panašu. Tai yra tyrimas apie aplinką ir apie save. Ir tai yra rašytinis tyrimo būdas, kai tu pasakoji savo istoriją, norėdamas papasakoti bendrą istoriją, kaimo istoriją, tautos istoriją, Lietuvos istoriją, laikmečio kažkokią tai istoriją. Tai va tokiu principu aš ir dirbu. Aš pasakoju savo istoriją, bandydama parodyti tokius kaip aš, tokius žmonės, kurie taip užaugo, kurie gali atliepti man, parodyti kaimo estetiką, savo vertybės, kas man svarbu, kas man skauda, kas man rūpi. Tai tokia bendra prasme kūryba yra apie tai. O tų inspiracinių šaltinių labai įvairių yra, nuo kaimo vištų, burokų ravėjimo, mano močiutės ir visko labai daug. Tai va, tai viską bandau sutalpinti, sukišti tą suknelę ir papasakoti, kas aš esu. Aš turiu tokį didelį kūrėjo ego, aš labai noriu apie save kalbėti ir aš auninu šitą, taip ir aš susitaikau su šituo ir aš dabar tiesiog važiuoju ant to. Tai gal pati barokus ravėjai vaikystėje? Ojoj. Ir vištas auginai? Aš iš kaimo esu su vištom, karvėm, burokais, bulvėm, visų paketų ir man labai klešinosi ir labai kažkoks disonansas buvo, aš vasarą raviu burokus, mes ten, nežinau, retinam morkas, darom visus ūkio darbus, ateina ruduo ir aš grįžtu į akademiją ir atsiveria tokios stiklinės duris ir mes čia apie dizainus šnekam, viskas visai kitam lygyje. Aš galvoju, kažkur čia netiesa kažkokia yra. Kažkas man nesusieina mano gyvenime.
kažkokio melo, kažkokio plastiko yra, mano inspiracijos šaltiniai kažkokie, tai darau aš ten konstrukcijas, dekonstrukcijas, taigi man neįdomu, man nerūpi, man nesvarbu. Ir galvoju, darysiu apie tai, kas man rūpi, apie tai, kas man svarbu. Tai va, tai aprilis apie tai. Aš žinai, mes kartais su vyru pakalbam, aš pasvaikstu apie gyvenimą kaime, mes jau senai svajojom, paskui tas COVID-as jau praėjo, tada vėl grįžom prie miesto. Ir aš taip visą laiką sakau, noriu, sakau, savo fermos, sako, tu neįsivaizduoji, kas tas yra, tu neįsivaizduoji, ką reiškia bulvės ravėti, tu neįsivaizduoji, iš miesto kilusi merga, iš pajūrio, žinai, atsikrausti į Vilnių ir svaigsta apie kaimą, sako, tu net neįsivaizduoji, kas čia yra per juodas darbas ir ką reiškia karvės mėšlo kvapas. O sakau, man žinok, skaniai kvepia. Kvepia, taip, labai kvepia. Aš noriu gyventi, aš labai noriu gyventi, čia mano didžiausia svajonė paimti ir sujungti šitos du pasaulius. Dabar šiuo metu aš žinau, kad neįmanoma yra, bet labai tikiuosi vieną dieną, kad grįžti prie savo tokių šaknų, įmerkti rankas į žemę. Čia yra didelė vertybė mūsų šeimoje ir aš norėčiau pratęsti tą. Nenorėčiau, kad ties manim užsibaigtų mūsų šitas didelis gyvenimas. Tu turi labai artimą ryšį su šeima ir tas iš tikrųjų labai atsispindi tavo prekės ženklo identitete. Ar gali trupučiuką papasakoti apie savo vaikystę ir apie tavo santykius su šeima, nes kiek žinau, tave augino 4 moteris. Taip, aš sakau, kad užaugau 4 moterų šeimoje. Nereiškia, kad nebuvo vyrų, jie buvo, bet arba jie buvo nereikšmingi, arba jie buvo nereikalingi, vienas iš dviejų, arba jie buvo netgi žalingi. Tai aš apie juos kalbėjau, magistro darbę kalbėjau, bet iš kitos visai perspektyvos, o kai aš kalbu Aprilį, aš kalbu apie tas 4 šeimos moteris, tai yra mano prosenelė, baba 90 metų, mano močiutė, jos dukra ir močiutės 2 vaikai, tai mano mama ir mano teta. Ir aš augau su prosenelė, močiutė dirbo, močiutė yra mokytoja. Sakau, yra mokytoja, nes su pensija turbūt nepasibaigia mokytojos karjera, jinai, man atrodo, yra amžina. Tai va, tai močiutė dirbo, aš būdavau su prosenelė, kuri nekalbėjo lietuviškai bendrinę kalbą, mes kalbėjom tik žemaičių. Ir jinai augino mane taip pat, kaip augino savo dukrą, kaip augino savo anūkes, darže. Lauke, rišant šluotas, tarkuojant batvinius kiauliam, darant visus darbus paprastus ir jokių ten tų vaikiškų žaidimų buvo mažai labai. Liepdavo man išmesti apelsinus, nes tai buvo velnio vaisius. Pagal ją. Bananus tai dar matė sovietmečių, dar buvo bananų, bet apelsinai tai jai buvo kosmosas, kažkoks negalėjo niekaip surišti, suprasti, kas čia yra. Obuoliukas yra vaisius, kriaušiai yra vaisius, apelsinas jau reikia mesti lauk. Tai va, tai man visos tos istorijos sueina į Aprilį. Aš juokingos, linksmos, kažkiek skaudžios, kaip ir visose šeimose, tas santykis nėra kažkoks vien labai geras, nuostabus ir artimas, yra labai sudėtingų dalykų, bet yra ta tokia didelė besąlygiška meilė mūsų šeimoje, net sunkiom akimirkom, net sunkiais etapais. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad viskas persismelkia į drabužį, kad tą galima jausti. Ir kiekvienam drabužiui yra kažkokia tai dalelė šeimos. Kai buvo mano prosenelė gyva, mūsų tos visatos centras buvo jinai, mūsų mažos šeimos visatos. Kai jinai mirė, dabar mūsų mažos visatos centras mano močiutė tapo. Ir mes turbūt visi bandom išsaugoti ir puoselėti vertybę savo šeimos. Močiutė puoselėja per sodą, per daržą, mano mama per maistą, teta per estetiką. O aš turbūt bandau puoselėti tais įrankiais, kuriuos man Dievas davė, per drabužį, per kūrybą. Ir mes kuriam visi tą tokį savo mažą žemaitišką pasaulį. O kada tu supratai, kad tu nori būti drabužių dizainerė apskritai, ar tu ilgai savęs ieškojai? Niekada aš nenorėjau būti jokia dizainerė, velniam man to dizaino reikėjo, nei man įdomu, nei man ką buvo. Aš turėjau būti aktorė. Turėjau būti aktorė ir visi žinojo, kad aš būsiu aktorė ir aš labai stipriai ruošiausi aktoriniam, operos pamokos, modernaus šokio pamokos, teatro būrelis nuo 3 klasės 3 kartus per savaitę po 2,5 valandos, baigėsi teatro būrelis 8, aš pusę 10 būnu namuose, paruošiu pamokas, einu miegoti. Ir tai buvo nuo 3 iki 12 klasės, didžiuliai spektakliai, tokie sudėtingi pastatymai, Markiza de Sade, įvairios pjesės ir niekam net nebuvo abejonių, ką aš veiksiu, aš aktorė, man kelias nulemtas, viskas. Ir prisimenu 12 klasiai,
per paskutinį spektaklį mano mama apsikabino mano teatro vadovę, apsiverkus, visą sako, nedrįskit jai leisti stoti kažkur kitur, jinai privalo būti aktorė. Ir aš pasiekiau savo, aš įstojau į aktorinį, aš prasimokiau lygiai 1,5 metų ir mane išmeta. Tai ką jau prisidirbai? Nieko, absoliučiai nieko neprisidirbu, buvo labai sunkus pusmetis, buvo pusmetis ant išgyvenimo ir kai jie priima 20 žmonių, po 1,5 metų pusę nelieka, nes tuos metus, kol tu mokaisi, vis dar vyksta stojamieji, kas yra absoliučiai neetiška, ką aš dabar matau, būdama pati dėstytoja. Košmaras buvo totalus, buvo vienas sunkiausių etapų mano gyvenime. Tiesiog buvo visiškai siaubinga ir kai mane išmetė, aš 2 savaitės prablioviau, praverkiau lovai atsigulusi, pragėriau vyną ir kai mama man paskambino, sako, tai gerai, koks planas, užteks, viskas, užtenka, pabuvai, mes tau davėm erdvės, ką toliau darom ir aš apsiverkiau, ne mama, aš eisiu padavėją dirbti, sako, gerai, padavėjas spėsi padirbti, viskas gerai, o dabar reik mokytis. Aš nežinau, ko aš noriu, metų vidury, sausio mėno, kas mane priims kažkur, tai sako, okei, nesvarbu, vis tiek eik bet kur. Sako, prisimeni, 10 klasėje tau užsiėmimo mašiną pirkom, kažkur kampe mėtosi, tu ten apie dizainus kažkokius kalbėjai, bet aš kalbėjau ir apie psichiatriją, ir apie veterinariją, ir apie dizainą tam pačiam kontekste, aš negalvojau apie jokias dizainerės. Ir įstojau nuo vasario mėnesio kaip laisvas klausytojas, prasimokiau pusmetį ir tada staigiai 2 kursą įstojau. Man nebereikėjo tęsti savo mokslų ir aš baigiau kartu su savo aktorinio klasiokais. Tai vat. Bet tau nesinori grįžti atgal, pabandyti vėl į aktorinį, ar nejauti, kad tai yra visgi tavo ir tu kažkokį tą laiką praradai, bandydama save ieškoti kitur? Aš labai nesuvokiau tokių pamatinių dalykų, ko dabar matau, nesuvokia studentai akademijoje, dizaino studentai. Aš nesuvokiau, koks tai yra darbas. Man patiko kaip hobis, man patiko teatro studija, bet aš niekada to neįvertinau kaip darbo, kur tu atsikeli ryte, tu eini į repeticiją, tu sėdi tamsioj salėj, ant tavęs parėkia režisierius, tu dirbi tokiom porom. Aš nesakau, kad taip yra, mane aktoriai dabar prispaustų, bet man tai atrodo darbas, kur nėra rezultato. Spektaklis yra gyvas organizmas, jis nuolat keičiasi, nuolat evoliucionuoja, jisai vienas geresnis, kitas blogesnis, o su rūbu, tu padarai rūbą, tu matai savo klaidas, jis yra geras arba blogas, tu kažką pataisai ir yra kažkoks galutinis produktas. Tu vis tiek padarai, atsisveikinai, darai kitą. Ir su teatru niekada taip nebuvo. Ir aš nesupratau šito dalyko, aš nesupratau, kad man reikės dirbti, kad man reikės uždirbti pinigus dėl to. Ir aš žiauriai dėkinga, kad mane išmetė. Gal iš tikrųjų, pavyzdžiui, man trūko kažkokios, kažko tai. Ir sakydavo, irgi parodau kokį nors etiudą, sako, supranti, kažko nėra. Kažko nėra. Ir mane dusinda, ko nėra. Pasakyk, ko nėra, aš pataisysiu, aš grįšiu padarius kažką kitą. Žinai, tokia energija. Mane užmuždavo. Ir dizaine nėra to. Dizaine šito nėra. Tai aš supratau, ne mano, tai buvo darbas, ne man skirtas, aš dėkinga, kad mane išmetė, gal aš būčiau aktorė be darbo dabar, gal manęs neimtų, gal man vėl sakytų, žinai, kažko nėra ir aš kankinčiausi ir negalėčiau suprasti, kas negerai su manim. O gal turėjai tokią galimybę galbūt kurti teatrui arba įvairius sceninius drabužius arba, sakykime, galbūt netgi kažkokiam istoriniam kinui? Įdomu būtų dabar, kai aš esu atsitraukusi, kai yra jau perspektyvoje viskas, kai aš galiu pareflektuoti, bet po aktorinio patirties aš 2 metus sapnavau savo kurso vadovą. Kiekvieną naktį aš sapnuodavau, kad aš ateinu į paskaitas ir visi žino, kad mane išmeta. Ir sakau, Rūta, ką tu čia darai, kodėl tu čia sėdi? Ir aš sėdžiu ir aš žinau, kad mane išmeta ir aš neišeinu. Ir aš taip sapnavau, kol aš išėjau sapne, kol aš atsistojau ir aš nusprendžiau, kad ko aš sėdžiu, aš turiu išeiti. Ir man kol išsivalė viskas, kol išsivalė mano pasąmonė, žiauriai skaudu buvo. Aš prieš metus į 1 spektaklį nuėjau. Praėjo 6 metai, aš negalėjau nueiti, jokio spektaklio negalėjau matyti. Tai man tas darbas su teatru dabar jau būtų svarstomas ir įdomus, bet labai ilgą laiką buvo toks, labai skaudu buvo, žiauriai, dužo svajonė, milžiniška svajonė, kur nieko negalėjai įsivaizduoti save tik tai aktorė ir tau pasako, ne, tu negali.
Aš prieš mūsų susitikimą, aišku, pastudijavau tavo socialinius tinklus, man buvo įdomu pažiūrėti ne tik tavo profesinį puslapį, bet ir tavo asmeninį. Ir žinai, susidaro toks įspūdis, kai vartai tavo socialinius tinklus, kad tu vartai kažkokį seną albumą. Nes jame irgi atsispindi istorija ir kaip aš jau ir sakiau, kad man kaip žiūrovui, kaip vartotojui, kuris stebi tavo kūrybą, stebi tavo tą albumą senovinį, labai atrodo, kad tu daugybę dalykų perteiki per detalės, perteiki per drabužį ir juose labai užuodžiamas vintažas, kaip ir tavo studijoje, jinai yra be galo graži, jinai turi dvasią, jeigu taip galima pasakyti, net kiekvienoje studijoje tokį dvelksmą gali užuosti, jeigu taip galima pasakyti. Ką apskritai tau reiškia drabužis, nes tu ir pati per drabužį daug emocijų perteikia, tu nesi eilinė asmenybė ir tai labai atsispindi tavo įvaizdyje. Kas tau apskritai yra apranga, drabužis, detalės? Saviraiška vienareikšmiškai, aš kai pradėjau aprilį, užsidaviau savo tokį sloganą, temą, kad tai yra spintos istorija, kurti žmogaus spintos istoriją. Man močiutė turbūt perdavė drabužį kaip vertybę, va tą suvokimą, mąstymą, mindsetą tokį, kad kaip jinai ištraukia iš spintos kostiumėlį, kaip jinai parodo, kaip jinai saugo jį. Pas mus drabužiai yra saugomi, jie yra taisomi, jie yra vertybė, jie yra perdodami. Aš dabar su močiutės kelnėmis, tarp kitko, su kuriomis jinai prieš 20 metų ėjo į mokyklą, į pamokas. Tai aš noriu tą vertybę, tą drabužį nešti toliau, kad tai nėra daiktas, kurį nusipirkom, panešiojom, išmetėm, vėl nusipirkom, vėl panešiojom. Kad tu įsigijai emociją. Aš prisimenu pati, kai kažkokį gaudavau daiktą, kurio gal ne visai pirkdavau, gal kažkoks labai ypatingas man būdavo, kai tu išpakuoji ir tu jį užsidedi ir išsitiesi. Tai va dabar aš matau klientę, užsideda suknelę ir jinai visai išsitiesia ir sako, čia mano suknelė. Nu ir viskas. Ir čia man yra didžiausias atpildas, geriausias dalykas, kai pasidaro verta. Viskas pasidaro verta. Visi sunkus momentai pasidaro verti. Tai va man drabužis yra apie tai, apie kažką tokio švento tam tikrą prasme, bet iš kitos pusės reikia suvokti, kad tai tik drabužis, bet turbūt taip, aš noriu nešti tokią dėvėjimo vertybę, taisymo, įsigijimo, kad palaukti drabužio reikia. Ne visą laiką gali gauti čia ir dabar, gal jisai užtruks porą savaičių, gal megztukas mezgamas specialiai jums truputėlį nebus rytoj ir poryt, gal reikės palaukti siūlų, bet kai gauni, tu nori jį dėvėti, puoselėti, taisyti, dovanoti, gal tu išauksi tą drabužį emociškai, fiziškai, kūnu, bet tu jį kažkam padovanos ir tas drabužis bus vertas dovanos. Nebus kažkas tai, kur tu išmeti į šiukšlinę ar į atliekų kažkokį konteinerį, bet tu jį galėsi perleisti kažkam. Tai aišku, čia utopija, nes yra kelnės, yra marškinėliai, yra džemperiai, bet didelė idėja būtų tokia. Rūta, o kaip tu atrodai kasdieną, nedarbo metu, kai tu tiesiog rutina, nešioji treningus, ar tu visą laiką tokia esi moteriška, tokia visa graikšti, tokia visa vintažinė? Yra labai didelis skirtumas tarp to, kas aš esu lauke ir kas aš esu namie viduj. Aš sakau, kad aš esu merginas kemas, nes kai su manim susipažįsti yra taip, o namuose yra pačios baisiausios kelnės pižaminės su pandom, nutysę marškinėliai, čia kažkas susukta, jokių makiažų, nieko, aš negaliu turėti jokių aksesuarų, jokių žiedų. Mano pirmas dalykas, įeinu į namus, aš viską turiu nusiimti, aš turiu būti visiškai švari. Ir yra tokia taisyklė pas mane, kuo blogiau atrodau, reiškia, tuo geriau einasi kūryba. Aš nebegaliu skirti energijos savo, jeigu aš kažką tai kuriu. Nes tada ta energija nueina į mane, kaip čia pasidažyti, kokį čia švarkiuką, kaip čia susiderinti. Ne, jeigu yra kūryba, viskas. Čia paukščių lizdas, kažką nesvarbu kaip ir tada visa energija yra tenai, į darbą. Tai va, tai ne, taip nėra. Bet šiaip labai įdomus požiūris, aš apskritai, tokio požiūrio aš nesu girdėjus nei iš vienos moters, kad susietų taip su darbu. Mes iš tikrųjų čia prieš porą dienų juokėmės su vyru, jisai sako, mano žmona, sako, neatrodys kaip pliumpė, sako, su savo tais vintažiniais, second-handiniais dalykais. O kaip tavo vyras žiūri į tai, ar jisai irgi vertina vintažą, ar jisai yra toks labai urbanistinis žmogus, toks mėgsta naujus dalykus,
Koks jo požiūris yra apskritai? Ar jūs sutampat šito klausimu? Mano vyras susijęs su drabužiais yra. Jisai dirbo su prabangiais prekių ženklais, su prabangiais audiniais. Jisai labai vertina kokybę. Jisai gali eiti per humaną, bet pirštų galiukais paliesti rūbą ir jisai žino, kas čia yra. Ar čia yra kašmyro, ar nėra? Ar čia su kažkuo maišyta, ar čia šilkas, ar čia medvilnė, ar čia poliesteris. Aš labai daug mokausi iš jo. Ir mes tokį turim tarpusavėje pasišnekam, mums labai patinka vintažiniai daiktai. Mums patinka vintažinis Ralph Lauren ir Yves Saint Laurent ir taip toliau. Bet negali apsirengti nuo galvos iki kojų humaną, tada tu atrodysi purvinas dažniausiai, toks šiukšlinis, kaip mes sakom. Tai vat labai stengiamės vienas daiktas, 1-2 daiktai humaną, o tada geri batai, geras paltas. Ir labai išsibalansuoja viskas gerai. Ar kartu einat šopintis į humaną, ar čia visgi kiekvieno reikalas ir kiekvienas eina savo reikalais, kada gali? Humaną jisai neturi nervų, tenai knistis po... ne, retai, bet šiaip šopinamės kartu, pasitaram dėl drabužio. Ką tu galvoji, čia taip ar taip? Jo labai geras skonis, aš jo labai pasitikiu. Ir tikiuosi, jis pasitikė manim, aš taip stengiuosi jį kažkur paformuoti, bet jisai labai turi savo suvokimą, savo matymą, kaip jisai atrodo ir aš taip... stengiuosi atsargiai nesikišti. O kaip tavo manimų ir tavo požiūriu, ar jūsų stilius mečina? Ar jūs labai esate skirtingi? Ne, negalėtume būti labai skirtingi. Tai yra ir traukos dalykai, tave traukia panašus žmonės, panaši estetika. Nu, aš estetiškas žmogus, aš vizualus žmogus, tai savaime suprantama. Jisai turi tokio istorinio 80-tų, bet gal ir 60-tų metų plačias kelnes su kantu, kažkoks tai švarkas. Jam patinka visi tie dalykai, jisai retai taip rengęs, bet jam patinka. Na ir aišku, jis turi ten tą kamel treningų visą momentą, kurį aš stengiuosi ignoruoti ir nematyti, bet dalimis mečinam. Žinai, yra tas posakis, tikrai žinai ir visi žino, devil in the details. Va tavo prekės ženkliai ir apskritai tavo aprangoj labai atsispindi detalės. Jos yra tas akcentinis dalykas, į kurį pirmiausia atkreipi dėmesį. Ir koks tavo požiūris yra į tas detalės? Ar jos turi kažkokią reikšmę, gal konkrečios detalės, kažkokios sagos, galbūt kažkokios sagės, kažkokie pakabukai, ar jos neša kažkokią reikšmę tavo kūryboje ir tavo drabužiuose? Ką tu per tas detalės nori pasakyti savo klientui? Kai dariau 1 aprilio kolekciją, mano tikslas buvo pasidaryti tokius ikoninius siluetus, su kuriais aš važiuosiu per aprilį, kurie keisis savo gal formom, spalvom, medžiagiškumais, detalėmis, bet jie iš esmės bus toksai kaip pamatas apriliui. Ir tie siluetai buvo labai apgalvoti visi, konceptualiai išmąstyti ir mano, tarkim, kiekvienas drabužis turi pavadinimą. Pavadinimą, kuris yra arba žemaitiškas, kažkoks tai tarmiškas, arba man labai didelę reikšmę turintis. Tai vienas iš pavyzdžiui, aš dabar esu su švarkeliu Skolestika. Skolestika mano močiutės kaimynė buvo, visą laiką pasitempusi, visą laiką va tokia, su naujų paltuku ir aš labai gerai prisimenu tą vaizdinį ir man jos labai įdomus vardas Skolestika, labai negirdėtas, tai va šitas švarkelis yra Skolestika ir jis keliauja dabar per aprilį. Švarkas Muka, mano močiutės mažybinis vardas, kurį aš naudodavau vaikystėj, suknelė Kuma, suknelė Vijolė ir visi šitie vardai man turi labai didelės reikšmės, arba blaisva, blezdinga, tai yra tiesiog žemaitiški žodžiai, kuriais aš noriu ir edukuoti. Gal žmogus niekada nekalbės ir nesupras žemaičių, bet jisai prisimins, kad buvo toks gaminys, toksai daiktas. Tai va aš tą istoriją, tarmę, vertybės, detalių, puoselėjimo drabužio noriu nešti per visur. Ir tos detalės dar kuria tokį... Man rūpi, kaip tas drabužis atrodys, man rūpi, koks jisai bus, man rūpi, kas yra viduj drabužio, kai jį atsidarai, ar tai yra pamušalas, ar kažkokia apkantuota, kokie jo grobai, nežinau, kokios jo žarnos, kaip viskas vidus atrodo. Ir va tai prisideda prie saugojimo drabužio. Tu daug labiau nori išsaugoti drabužį, kuris yra ypatingai sukurtas, kuriam yra skirta daug dėmesio, jis yra išieškotas, išmylėtas. Dėl to užtrunka labai ilgai kažką naujo padaryti, nes aš išmyliu juos iki galo. O pavadinimas aprilis, kokia yra jo reikšmė? Aprilis yra lotyniškas žodis balandžiui, April, balandžio mėnuo, tai mano gimimo mėnuo pirmiausia. Mano irgi. O kurią dieną? 27.
Ką? Negali būti. Ne. Taip. Eina savo. O kelintais metais gimus? 96. Gerai. Truputį. Gerai, trupučiuką kertas. 27. Geras. Jaučia energiją. Man netgi šiurpas eina. Wow. Tai va, taip. Tai va, tai aš labai tikiu tokiais dalykais, tokiais, kur atsitiktinumais. Aprilis šiaip pats žodis reiškia gimimą, atgimimą, pradžią, kažko naujo. Balandis taigi dygsta daigeliai, gamta atsiveria. Aprilis žodis reiškia to open, atverti. Tai va, aš galvoju, aprilis, mano tokia kūrybos pradžia, prasideda kažkas naujo, naujas etapas prasideda. O lotynų kalba labai svarbi kaip liturginė kalba, tai yra tas ir bažnyčia, tikėjimas labai svarbus mūsų šeimai. Mes tokia davatkos, krikščionės katalikės, tai irgi labai svarbi dalis. Tai labai aš pratinus prie šito pavadinimo. Šiaip beveik aprilis nebuvo kitų vardų pavadintas, tai labai svarščiau, bet aš prisijaukinau tą žodį, tai aprilis, tai darysiu aprilį, brandas aprilis, nu ir viskas. Ir kaip vaikui vardas turbūt op ir yra. Ar dažnai savo kūryboje naudoji vintažinius kažkokius audinius, detalės, ar visgi dažniau perki naujus? Tai vat, kadangi tai yra spintos istorija ir kiekvienos dienos drabužis, gal ir progom drabužis, bet jis turi būti valomas, jis turi būti dėvimas, jis turi būti nesuirti valykloje, kaip kokie vintažiniai audiniai, tai yra išieškoti geros kokybės atrinkti audiniai, normaliai, parduotuvėse, bet vintažinius audinius labai mėgstu pati ir mėgstu tokioj kūryboj. Kūryba, kuri nėra dėvima, kuri yra parodinė, kur yra kažkoks reprezentacinis galbūt gaminys nuomai ar kažkam, tai va ten vintažiniai audiniai man labai patinka. O šiaip audinius dar labai kelionėse mėgstu pirkti. Va dabar pažiūrėjau į spintą, turiu vieną nuostabų gražų audinį, jis manęs dabar 3 metus jau laukia, dar nieko nepadariau iš jo, bet radau jį Paryžiuje, labai mažam butike, aš jį pamačiau, nu ir viskas. Viską aš turiu paimti, viską paėmiau, kas yra, ten nedaug, 10 metrų, 3 geri daiktai išeina, bet prisimenu, su rankiniu bagažu buvau, susirengiau viską, aišku, ant kūno, kad tik tą medžiagą parsivežti, kad tik tas audinys su manim parkeliautų, tai va dabar pagalvojau, kad reikia kažką padaryti iš jo. Man labai įdomu tavo vestuvinė suknelė. Kaip tu ją kūrei? Ir apskritai labai dažnai būna, aš kažkada pati su nuotakom dirbom prieš daug metų ir studentų turiu, kurie kūrė ir visą laiką sako, ne, nu sau tai negalėčiau, nes aš negalėčiau į ją netgi žiūrėti. Aš pati savo vestuvinę suknelę sau siuvau, bet žinau, kad ne kiekviena gali apskritai prisiliesti, nes tu per daug galbūt savikritiška, galbūt tau greitai atsibosta, tu nori vis geriau ir tas geriau vis neateina. Kaip tau buvo patirtis su tavo vestuvinė suknelė? Buvo siaubinga, aš sakiau, niekada gyvenime, viskas, bet kokiai kitai progai eisiu pas kitą dizainerį ir tegu kankinas ir sėkmės jam su manim, nu baisu buvo. Nu tiesiog, aš nežinojau, kaip ta suknelė turi atrodyti. Aš galvojau apie jausmą, mes tuokėmės mažoj bažnytėlėj, buvo 20 žmonių šventėj ir aš galvojau apie kokiu jausmu aš noriu eiti prie altoriaus link savo mylimo vyro, koks rūbas mane lydės į santuoką. Aš galvojau labiau apie jausmą, apie pagarbą tikėjimui, bažnyčiai, kunigui netgi, kad aš tikrai neįsiu su dekoltais kažkur tai, ar ten trumpom labai sukneliam. Aš savo draugių prašiau prisidengti pečius, jeigu jos bus atvirai apsirengusios, truputį ilgesnį sijoną, nelabai minit, mums labai svarbus šitie dalykai yra. Tai va aš ir galvojau, kad aš noriu uždaros suknelės, kad kažkokie sunkus neriniai bus, tada mano krūtinė gan didelė, bet aš ją gerai slepiu, tai kad istorinis toksai korsetas, kad jisai nepabrėš, o kaip tik suplokštins, istorinė inspiracija, 16 amžiaus korsetas, gal dėl to, kad aš dėstau Europos kostiumų istoriją, kažkaip man viskas susėjo. Tai va aš norėjau tokio labai švento, šviesaus jausmo ir aš visą laiką mačiau galvoju tą momentą, kaip aš eisiu, 3 dienas prieš vestuvę sugalvojau, kad man dar vėliumo reikia, pasidariau didelį vėliumą ir va tokia ir ėjau, visa tokia pakylėta, labai pakylėto jausmo. O procesas tai
Tai tiesiog, labai siaubinga buvo. Aš nežinau, kaip konstruktorė ir siuvėja nepasakė man duris. Ten, prašau, su jūsų poreikiais ir norais. Nu, bet išsisukom, žodžiu. O tu tą gėlę ant krūtinės, tu ją pati siuvinėjai? Aha, aš pati ją siuvinėjau. Kartais man užeina toks momentas, kai labai patinka kažką rankom daryti. Vieną vestuvinę suknelę dariau, kur visą sijoną ten karoliukais išsiuvinėjau žvineliais. Ir jinai dera su mano vyro kostiumo spalva. Šiaip visas įvaizdis prasidėjo nuo vyro kostiumo, jisai pasakė, bus toksai, bus dusty pink, siluetas toks, aš noriu taip. Nu, gerai, galvoju, aš pagal tave kažkaip tai pasidarysiu. Ir ta gėlė labai gražiai mums susėjo. Jinai ir tokio religinio turi momento, rožė, su Marija gražiai susieina. Ir su juo gražiai susieina. Aš norėjau tokio bendrumo. Ne tokio bendrumo, kur vyro peteliškė dera prie moters suknelės, bet kažko. Kad po 20 metų mes žiūrėsim savo vestuvių nuotraukas ir tai vis dar būtų labai ypatinga. Ne kaip 10 suknelių, kurias gali nusipirkti kažkur tai, tokiu pat siluetu ir tokiais pat audiniais, o kažko, to jausmo tokio. O koks yra jos dabar likimas? Tu ją pasiliksi savo ir perduosi iš kartos į kartą, ar tu visgi ją perleisi kitai moteriai? Manęs jau klausia nemažai moterų, ar aš ją nuomosiu, tai nežinau, kurią kamerą. Nenuomosiu. Ne. Supratot, moteris, ne? Nenuomosiu. Ne, tai yra vertybė, tai yra kažkas labai švento, mano vestuvinė suknelė, tikiuosi, kad pirma ir paskutinė ir kad nereikės siūtis kitos. Jinai dabar greičiausiai keliaus į parodą Lenkijoje, su universitetu darome didelę parodą, kur dėstytojai eksponuos savo darbus. Tema yra religija, tai man labai gražiai susijęs su visų tyrimų, mano mamos vestuvinė suknelė, mano tetos, močiutės, mano. Tai jos likimas toks ir bus, gal ją dar kažkur tai paeksponuosiu vieną kitą kartą, bet pasiliksiu kaip savo tokį prisiminimą. Tarp kitko, viena moteris klausia, ar galiu padaryti lygiai tokią pačią suknelę jai? Ne, negaliu. Ne, tai yra mano suknelė, aš nedarysiu tokios pačios, come on, ne. Toj pačioj stilistikoje viskas gerai, bet paimti ir nuimti visą suknelę, ne, taip nesidaro. Čia tas pats, kaip Pinterest'e man parodytų nuotrauką ir sakytų, ar galima tokią suknelę pasisiūti. Panašią, taip, tokios nuotaikos, taip, tokią pačią, manęs tada nereikia. Aš tada sakau, eikit pas siuvėją, kam man imti jūsų pinigus ir būti tarpininkė, jums manęs nereikia, jums reikia siuvėjos. Jūs turit foto, medžiagą, siuvėją. Viskas, suknelę padaryti. Tai tokios situacijos. Tai reiškia, tavo suknelė tapo iš tikrųjų ikoniška suknelė, bet jos neįmanoma nepastebėti, nes jinai yra kitokia. Nes dabar pasižiūrėk, visos nuotakos, jos atrodo labai panašios. Aha, tai aš būtent to jausmo vedama norėjau kažko tai, kad ir ta rožė man tokia gal drąsus sprendimas, ne visi suprato, mano giminėjai tai tikrai ne visi suprato, bet galvoju, noriu kažko. Bet tai yra tavo atspindys. Nereikia, kad kažkas suprastų, svarbu, kad tu kaip tu pati jautiesi, kaip tavo sutuoktinis jaučiasi. Manau, kad čia slypi visa ta paslaptis. O kokį didžiausią iššūkį turėjai kūryboje per visą savo karjerą? Tokį, kur prisimeni ir galvoji, gerai, kad visą tai jau praeitį, buvo tikrai velniškai sunku, ar turėjai tokių iššūkių? Aš esu pradžioje dabar. Aš neturiu 10 metų patirties už savęs, kur aš galėčiau dalintis kažkokia išmintim, man atrodo, tai būtų labai kvaila ir veidmainiška. Man labai patinka iš perspektyvos kalbėti, iš atsitraukimo, dėl to aš apie praeitį kalbu, nes jau yra atsitraukimas, aš jau galiu reflektuoti apie tai. Tai dabar yra sunkus momentas, dabar yra sudėtingas momentas. Aišku, jų visokiausių būna, bet nežinau, kaip ir visi. Turbūt tie patys sunkus momentai yra visiems. Gamyba, pardavimai, marketingas. Viską, nežinau, o kas lengva, viskas sunku, viskas yra sunku. Tai aš galėsiu atsakyti, kai aš būsiu po 5 metų, po 10 metų. Gal kažkokį patarimą galėsiu šauti, tokį kaip rimta jau brandi moteris, o dabar aš pradžioj. Mes galėsim po 5 metų grįžti į laidą, kai jinai jau bus užaugusi, bet aš manau, kad po šitos laidos tavo pardavimai turėtų šokti labai aukštyn. Nes taip, kaip tu pateiki visą idėją, visą savo drabužį, aš klausausi ir žinok, man eina šiurpas, natūraliai, nes aš jaučiu tavo emociją, kurią tu perteiki, kaip jisai tau yra svarbus, kad tai nėra tiesiog rūba. Žinai, man kažkada viena draugė pasakė, kad sako, tu siūk treningus.
mano draugė sako, pradėjo tiesiog su treningus ir jai labai sekasi ir jinai daug uždirba. Sakau, mano tikslas nėra daug uždirbti, mano tikslas yra jaustis gerai, kurti tai, ką aš noriu kurti ir tikėti to produktų, kurį tu parduodi, kurį tu leidi nešioti kitam žmogui, nes jo, kad tu pasiuvai treningą pasiūti nėra nei dizainas, nereikia tam jokio talento turėti, išsivėjai trikotažą, pasiuvai ir viskas, tavo tikslas yra parduoti, bet tai nėra kūryba. Tai pritariu visiškai. Taip. Tai va, ir jau apie treningą jaučiu nekalbėtumėm taip, kaip apie kažką labai pakylėto. Gal tai būtų labai ypatingas treningas. Nebent. Tarp kitko, tavo džemperiai, labai įdomi, labai, jaučiu vienintelis džemperis, kurį aš esu mačiusi, kuris man paliko didelį įspūdį, nes jisai turi istorijos. Papasakok apie tos džemperius. Apie džemperius. Yra ir marškinėliai, ir džemperiai. Ir aš labai, vėl grįžtam prie kiekvienos dienos istorijos. Gal su tokiu švarkeliu ne kiekvieną dieną ir ne kiekviena moteris išeis, su džemperiu gali išeiti bet kas. Tai tą sodą, daržą suodnos, pavadinau sodas, perkeli į džemperį ir tu gali jį nešioti su savim, tą estetiką, kuri yra artima, miela, galiu atrasti save panašių žmonės. Per kūrybą iš tikrųjų ieškau turbūt panašių į save. Kiekvienas dizaineris kuriam savo, norim, nenorim, pasąmoniai vis tiek. Kad ir ką kurdami kuriam savo, galvojam apie save, apie savo estetiką, čia yra neišvengiama. Ir turbūt aš ieškau panašių į save, kurie man atlieptų, klientų panašių į save, nes aš labai vieniša jaučiausi ilgą laiką. Tai tas džemperis yra supaprastinta Aprilio versija, dar labiau kiekvienai dienai, dar labiau pasiekiamas, prieinamas, paprastas, minkštas, kokybiškas. Yra tarp kitko ir megztukai dar tokie. Aš, man atrodo, mačiau, kur galėtų žmonės rasti tavo kūrybą, įsigyti, ar tu pardavinėji jos fiziškai, ar tai yra tik elektroninė prekyba, nes galbūt, nemanau, kad negalbūt, o po tavo pasakojimo apie tavo drabužius, manau, kad tikrai visos eis pasižiūrėti, kągi tu tokio gražaus kuri ir kur galima įsigyti tavo drabužių. Tai dabar lapkritį lygiai metai sueina, kai turiu e-shopą, tai aš labai keistai skaičiuoju Aprilio metus, kartais nuo savo gimtadienio, kartais nuo mokslų baigimo, o dabar galvoju, taigi e-shopą praeitą lapkritį atsidarėm, tai yra e-shopas aprilistudio.com. Ir visą laiką kviečiu pas save į studiją, pasimatuoti, pasižiūrėti, pabūti kartu, patirti drabužį, susižiūrėti ilgius medžiagas, viską galima keisti, visus modelius galima persiūti, iš kokių audinių jūs norite. Ir man tas ryšys su klientu yra žiauriai svarbus. Atsisėsti, atsigerti kavos, pažinti vienas kitą ir tada jau pakalbėti apie madą, tada jau pakalbėti apie dizainą. Ir dažniausiai tas bendravimas su klientu vyksta taip, kaip sėdim mes. Rūta, ką tu galėtum palinkėti jauniem dizaineriam, o galbūt ir ne jauniem dizaineriam, sakykime, žmonėm, kurie tik nori pradėti savo karjerą mados industrijai, svajoja apie tai, bet nežino, nuo ko pradėti. Kokie turėtų būti tie pirmieji žingsniai žmogui, kuris galbūt neturi mados dizaino išsilavinimo, kuris galbūt nėra to studijavęs ir neplanuoja? Ką tu patartum tokiam žmogui, nuo ko jam reikėtų pradėti, pažindintis bent jau su šitą industriją? Įgyti išsilavinimą. Aš griežta esu. Išsilavinimas yra labai didelė dalis. Ne siuvimas, ne konstravimas, bet tvirtas, rimtas išsilavinimas. Gali atskirti darbus kūrėjų kaip diena ir naktis. Tai yra labai svarus pagrindas, kuris suteikia žmogui ne tiek žinių, ne tiek įgūdžių, kiek mąstymą. Akademijoje mes mokom mąstyti jaunus kūrėjus ir tai yra didžiulė vertybė. Konstruoti, siūti, daryti, išmoksi, viskas gerai, galiausiai susirasi specialistus kažkokius, kas tau padės, bet mąstyti negali išmokti. Tai pats labai sunku. Pažįstu keletą žmonių, kurie lavinasi patys, bet tai yra didžiulis darbas, didžiulis sunkus darbas. O tu ateini į mokslus, tave apsupa 20 specialistų su 30 metų patirtim visose įmanomose sferose ir jie visi nori tau padėti. Jie visi nori tave ugdyti, mokyti, pagelbėti, patarti. Tai išsilavinimas žiauriai svarbus yra. Bet vėl, aš jau ką patarčiau jauniem, nežinau, aš jauna kūrėja, man patarkit. Aš dar noriu patarimų, kad aš pati galėčiau juos dalinti, bet nežinau, pagalvoti,
apie mados dizainą ne kaip apie kažkokią mistinę svajonių sritį, šlovės spinduliuose ir gražiuose daiktuose, bet kaip apie darbą. Tai yra darbas. Ar tikrai nori to darbo, ar tikrai nori tokios rutinos, ar tikrai nori būti atsakingas pats už save, gal užteks įsidarbinti kažkur brandę. Turėti stogą, 5 valandą užverti papkutę, susidedi ir išeini ir viskas, ir tu nebegalvoji. Ar tikrai nori visus savaitgalius praleisti čia, ar tikrai nori naktį negalėti užmigti ir akise sukasi aprilis, to nepadariau. Nu, tai yra darbas ir reikia baigti galvoti, kad čia dizainas, mes čia tokie, tai fumaš su cigarete. Taip nėra, tai atsikeli, eini dirbti, vakare uždarai duris, darbas baigėsi, tu vis tiek toliau dirbi. Tai įsivertinti tą rutiną, kaip aš nesugebėjau aktoriniam įsivertinti rutinos, tai čia yra lygiai tokia pat rutina. Tai labai svarbus dalykas yra susivokti, kodėl tu to nori, kur tu nori ir numarinti tą lietuvišką kompleksą, kad visiems reikia savo verslo. Nebūtinai visiems reikia savo verslo, o pas mus čia visi ant savęs, dirbti ant savęs. Tai irgi yra mada. Taip, tai yra mada. O kaip tu edukuoji vaikučius, kaip tu juos motyvuoji? Irgi kalbė apie darbą, kad čia yra juodas darbas, nes vaikai paprastai tik sužino darbas, jie iš karto traukiasi. Ne. Ne, ir blogas požiūris, kad tai yra juodas darbas ir visi dizaineriai kenčia ir kažkokioj kančioj, nesėdim mes jokioj kančioj. Jeigu tai yra tavo darbas, tau gan lengvai viskas gaunasi. Taip, yra labai sunkių dalykų, bet tas kūrybinis procesas, jis nėra kančia, kad tu sėdėtum, verktum tam per... Ne, nieko panašaus. Mano labai mylima dėstytoja sako, energija turi eiti laisvai. Tu kartais net nejauti, kad tu dirbi. Tai čia teisingas požiūris būtų. Toksai nekentėti, niekur nereikia, darbe nereikia kentėti. Tai va. O ką jūs veikiate per tuos būrelius su vaikais? Kaip tu juos edukuoji? Kokia yra ta programa? Reiškia, tai galbūt ir yra tas startas pradėti nuo pat vaikystės. Žinot, kaip su muzikos mokyklom būna, kai tėvai verčia smuiką lankyti ir po to tu vien pažiūrėsi smuiką. Tai kad taip nebūtų. Vaikus mokau taip pat, kaip mokom studentus. Labai panaši programa yra. Viskas pritaikyta vaikui ir vaikus moko mąstyti. Suvokti, kaip atsiranda drabužis nuo idėjos iki kolekcijos. Kas vyksta tame tarpe? Ką daryti, jeigu nori sukurti suknelę įkvėptą gėlėm, gamtą, architektūrą. Kaip nukeliauti iki drabužio. Tai mes mokomės galvoti, mąstyti, mes turim savo uždavinius, turim parodėlės metų pabaigoje, kad būtų toksai baigtinis taškas padėtas. Tai žiauriai smagu, man labai patinka dirbti su vaikais, aš manau, jiem aš irgi patinku ir mes kuriam tokį ryšį, labai svarbus ryšys, kaip mano ryšys su klientu yra svarbus, tai man labai svarbus ryšys yra ir su vaikais, neformalus būrelis, ne pikta piešimo mokytoja, o vieta, kurie gali atsipalaiduoti, išsipasakoti visas savo paslaptis, negandas, viską, ko nenori gal kartais girdėti tėvai ir tada kurti. Kokiom tik nori temom. O apie stereotipus, tokie būreliai yra mergaitėm ar ir berniukam irgi? Turiu berniukų. Tai žinoma. Kur čia dabar uždėti lytį ant būrelio, ant dizaino, ant piešimo? Bet žinai, yra dar senų pažiūrų žmonių, kurie sako, kad mano sūnus turi būti vyriškas, ten mąstyti tik apie mašinas, motociklus, ten šaudynės ir taip toliau. Ir jeigu mano sūnus nedaug dievė galvoja apie dizainą, kažkas jam yra negerai. Yra tikrai tokių mamų. Ir tikrai ne vieną kartą teko su tokius. Tada reikia prisiminti dizainerius, Tom Fordą, Tom Browną, prisiminti dizainerius, kurie yra labai vyriški, kurie kuria kostiumus, kurie turi labai daug tos vyriškos energijos, kodėl sūnus negali būti toks. Ir iš vis nereikia formuoti vaikų, kodėl formuojam vaikus, kas jie bus, ko jie bus užaugę, ko jie norės ar nenorės, leiskim bandyti, eiti, klysti, daryti nesąmonės, kurti sukneles, nežinau, koks skirtumas. Egzistuoja toks požiūris, tarp kitko jį pasakė vienas labai žinomas mados istorikas, ir jisai pasakė, geriausi pasaulyje kuturjė ir dizaineriai yra vyrai. Ar sutinki su šitą nuomonę? Ar sakai, čia jau yra kažkokia lyčių nelygybė? Vyrai pasižymi erdvinių mąstymų. Nieks manęs neprimuš gal. Geriau negu moterys. Tyrimai sako, ne aš, ne kažkas, bet vyrai turi platesnį erdvinį mąstymą. Moteris labiau linkusios į detalės, į bendrą estetiką, o vyrai, daugiau vyrų architektų. Jie labiau mato formą, erdvę, suvokia, jie kartais geriau konstruoja.
nesakau, kad negali moteris to daryti, yra visokių moterų, bet jiems lengviau tai gaunasi ir jų daiktai šiek tiek kitokie. Ir va tame gal atsakymas yra, būtent kaip mūsų smegenys veikia ir tame nieko nėra blogo. Vyrai ir moteris yra skirtingi, ar kodėl reikia tai nuneigti? Man labai patinka tavo požiūris visame kame ir aš jaučiuosi tokia įsikvėpusi. Ir aš dabar galvoju, dabar jau grįšiu ir eisiu kurti. Ir labai tikiu, kad tu įkvėpsi daugybę moterų ir vyrų. Ir vaikų, ir aš labai tikiuosi, kad mūsų keliai su tavim dar kažkur susikirs ir galimai mano vaikas irgi galės lankyti tavo būrelį. Tai aš labai džiaugiuosi su tavim pažintimi šitų pokalbių ir noriu tau be galo padėkoti už tą atvirumą ir kartu, kad tu labai gerai atsiskleidėjai ne tik man, bet ir žiūrovams. Man tai labai svarbu ir žmonės tai vertina ir žmonės tai jaučia, kai jie mato tą atvirumą, tą kūrėją be filtrų. Tokia yra šitos laidos misija - parodyti kūrėjus ir jų kūrybą be filtrų. Tai ačiū tau, Rūta, dar kartą. Labai smagu buvo. Dėkui. Ir ačiū mūsų žiūrovams už tai, kad esate su mumis, kad žiūrite mūsų laidas ir pasimatysime su jumis jau kitą mėnesį. Iki.